Ir kur dažniausiai va šitas blogumas, va šičia yra įsisiurbęs. Šitoj vietoj, šitoj gali būti. Apatiniai čakroje, šitose dalykuose pas mus mes visą laiką va čia gaunam. Visą laiką gaunam eterį žemę. Tai pastiprinimas gyvybinės energijos. Čia, kaip sakyt, elementas, krovimos elementas ir eteris, kame jis ateina per šitą va čakrą ir jisai pasiskirsto ir mes turime tai einantį tokį lauką, ką vadina dažniausiai šviečiantis dalykas vienos spalvos, ne, kai žmogų šviečiančių mes matom va šitą tą aurą vadinamą. Ir kas viskas būna kame problemos, kai va šitas laukas yra ta sienelė, jinai siaurėja ir lieka toksai va ten vos permatoma, o galiausiai prasimuša. Ir kai prasimuša, tai va šitas ir prisisiurbė. Ir tas kanalas, kai būna atidarytas, tai jau pats jį gali kažkaip uždaryti? Jeigu yra kažkoks toksai, kaip nėra dar didelis, šviesus būna toks pilkas iš pradžio, taip gali dirbant, kaip sakyt, koncentruojant čia šviesą, aukštesnė aš, ne? Ir ta šviesa, automatiškai jinai tokia didelė, stipri, kad šitas jis bet kokiu atveju eina iš lauko. Kitas variantas, iš karto gali jausti fizinį, pavyzdžiui, kažkokį prisisiurbimą, tiesiog fizinė, pojūtis yra. Ir tam pojūčiu tiesiog mintimis irgi lauk iš mano lauko. Irgi. Nes čia nėra šitos būtybės, jos nėra, kaip pasakyti, kito žmogaus mintis nėra, jos yra jų visur aplinkui, visur jų yra, absoliučiai. Ir jos tiesiog laukia, jom reikia energijos gyventi. Kas pasiunčia tas mintis, va tam tikras, kurias reikia? Ar tu pats nusiskanuoji, pagauni iš visatos dabar tas taip mintis? yra. Yra labai paprastume viskas yra. Kaip aš sakiau, va čia yra tos čakros vadinamos. Ir einamos, tai visi, ne. Čia 7 išėjimas, va toks va tunelis, ne, stuburas mūsų pagrindinis kaip energetinis kanalas. Ir dabar gaunasi toks dalykas, kad va šitose čakrose, išskyrus pirmą būna užsiteršus, dėl ko jinai nėra užsiteršus, nes ten pastoviai ateina tikra energija žemės. Tikra. Tai ten niekas ir nesikabina. Ten nesikabinimo nėra, kadangi kame yra fintas. Jeigu čia tau užblokos, tu iš karto numirsi. Nes čia mes gyvenam fiziniam plotmėj vardan šitos, ne šitos. Šita tik tai mums duoda, kaip sakyt, šitą sukuria fizinį kūną, organus, viską, kaip va šita plotmė. O šita plotmė mums dvasią duoda. Ir prana, o prana eina visur. Visur, nepriklausomai, ar mes esam, mes tiesiog esam tam lauke, kaip eterinis laukas. Mes maitinam, mūsų siela, tai žaibukais maitinasi, šitas dalykas. Kūnas, visa materija, visa maitinamės viską, ką galim pačiupinėti. Ir visas fintas yra tame, kad šitose yra tie vadinami didesni, mažesni, tie lego kaladėlės. Jie tos emocijos vadinamos. Tos neigiamos emocijos, kaip blokais kiti vadina. Jo, net čia ne blokai, čia yra emocijos. Paprasčiausiai, bet atskiras, jis kiekvienas, spalva, pavyzdžiui, čia agresija, ne? Kiekvienas kaip turi tarsi savo sąmonę ir yra kaip koks, kaip atskiras darinys sąmoningas. Į tai kaip atskira būtybė, kuri, jinai labai primityvi, jinai neslepia. Jeigu agresija, jinai nesakys, aš meilė ten tokia blatna, ne. Jinai agresija, bet agresija kame visas fintas, kad, kaip aš tokia paėmiau, kur ryškiausia iš tokių negatyvių, nes žmogus tada neprognozuojamas ir jisai elgiasi impulsyviai. Ir tas impulsyvumas dažniausiai padaro labai daug prišaukia jam negatyvių dalykų. Ir visas fintas yra tame, kad agresija, sėdėdama va čia, pavyzdžiui, ne, labai daug yra. Daugiausia tai yra būtent 3 čakroje agresijos pa žmogų, pretenzijos į visumą, į save ir visą kitą. Nes 2 čakra tai atsakinga būtent už tai, kas mes esam. Kad koks aš ten žmogus, moteris, ten tokia, ten gražu, negražu, ten visas, kas mūsų savastis kaip fizinė plotmė esama, ne?
Ir kaip mes savo fizinį kūną priimam. Taip, kaip priimam fizinį kūną ir kaip pasaulis liktai į mumis reaguoja. Vat, jeigu mes patinkam, tai pas mus čia gerai. Jeigu, pavyzdžiui, į mumis pretenzijos, tai čia pas mus blogai. Vienu žodžiu, ir čia ligos visos, būtent su kaulų sistema, su oda susijętos, su visais ten moteriškų organų netgi pažeidžia, bet daugiau netgi iš trečios čakros moteriškam organam tas jau, kaip sakyti, veikimas vyksta toks negeras, kadangi mūsų visuomenė, kaip mes nesirealizuojam visuomenė, reiškia mumis nepripažįsta, mūsų liktai nemyli, mūsų, kaip sakyti, mes netokie ir negalim realizuoti save ir tada... O čia kai yra toks, mitas ar ne mitas, kad antroji čakroje seksualinė energija, taip, čia vos nenušvitimas per malonumą, per pasitenkinimą moterim. Ir... Ten kitaip yra truputį. Ten yra, ta čakra yra, jeigu paprastai, taip yra savigarbos. Savęs arba į save, arba tu jauti save, ir vertini, ir tu turi vertę, va ten savivertės pagrindinis elementas yra. Ir ten kiek tu save, kaip pat save suvoki, kiek tu esi, nes ten atvirkštinis yra puikybė ir agresija prieš save arba į pasaulį. Iš ten kyla. Kodėl apie tai, ką tu kalbė, aš galvoju, kad yra trečioji čakrai, kur yra ta mūsų ego dalis. Ne, paskui jau kaip socialinis, nes čia tai yra būtent kaip mes moteris, ne, vyram yra problematiškiau šita, pas juos šita neigiama čakra yra. Ir jie praktiškai be moters, jie tada gaunasi pretenzija į moterį, kad, atiduok man tos energijos, tai bet kokiu atveju arba per meilę, arba per agresiją tu reaguoji ir tu atiduodi. Tu ryšį turi ir jis nutekėjimas vyksta. Lipų, kurie kabinasi, prie galvos kabinasi ir tada, į valymo tą momentą, kaip reikia išsivalyti? Išsivalymas vyksta, sakau paprastai, jeigu tu šviesą leidi, jis išeis iš tavo lauko. Vienas momentas, gali čia kaip su prožektoriu tiesiog, tada iš viso iššoka ir užsidaro laukas. Baigite